Labą dieną. Galime pradėti šiandienos vaizdo konferenciją, kurios tema visuomenės sveikatos priežiūra daugiafunkciuose centruose. Ši vaizdo diskusija yra projekto mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse dalis, viena iš veiklos dalių. Ir ji aktuali ne tik daugiafunkciams centrams, bet ir savivaldybės administracijų darbuotojams atsakingiams už daugiafunkcių centrus ir visuomenės sveikatos biurų savivaldybėse darbuotojams ir galbūt tiesiog mažesnių ar didesnių kaimo ir miesto švietimo įstaigų darbuotojams, besidomintiems ar susidurintiems su tam tikromis problemomis, šios srities problemomis. Taigi šiandienos diskusijoje, šioje vaizdo konferencijoje su mumis dalyvauja ir savo žiniomis, informacija pristatymais dalyjasi svečiai iš Sveikatos apsaugos ministerijos, tai rizikos sveikatai valdymo ir kurortologijos skyriaus vedėja Rita Sketerskienė. Labas rytas. Taip pat šios skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Namajūnaitė. Labas rytas. Turime svečią iš Švietimo ir mokslo ministerijos, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė. Sveiki. Taip pat pas mus šįryt atvyko ir praktikai iš Klaipėdos rajono savivaldybės. Tai Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Laima Kaveckienė. Sveiki. Ir tos pačios savivaldybės, Klaipėdos rajono savivaldybės, visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė. Sveiki. Ir turime viešnią iš mokyklos daugiafunkcio centro Punioje, Alytaus rajone, Laimutė Žusinienė. Sveiki. Ir šalia manęs kolegė Asta Morkūnienė, projekto mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse veiklos vadovė. Labą dieną. Ir galbūt aš tada perduodu žodį Astai. Na ką, reikėtų pradėti mūsų diskusiją. Trumpai apie šitos temos aktualumą. Gyvendinant mūsų projektą buvo organizuojamas daugiafunkcių centrų žmonių atstovų toks tinklo susitikimas, kurio metu šalia kitų temų mes jau pradėjom svarstyti ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimus, kaip sekasi praktikoje centruose bendradarbiauti, sakykime, su visuomenės sveikatos priežiūros biurais. Tai daugiafunkcių centrų atstovai pasidalino gerąją patirtim, gražaus, konstruktyvaus bendradarbiavimo patirtimis. Ir čia buvo daugiausiai iš tokių gyvendinant, kuomet biurai gyvendina įvairiausias prevencinės programas, skirtas tiek vaikam, jaunimui, tiek suaugusiems žmonėm, apie sveiką gyvenseną, apie kitus jiems aktualius klausimus. Tačiau susitikimo metu mums kilo ir nemažai tokių aštresnių diskusinių klausimų. Tai aš trumpai įvardinčiau kontekstą, kasgi šiai dienai yra aktualu daugiafunkciuose centruose. Tai kadangi nuo šių metų sausio 1 dienos yra kaip ir valstybės deleguota funkcija atsiranda savivaldybėse visuomenės sveikatos priežiūros specialistai. Tai daugiafunkcių centrų atstovai, aš kalbu taip apibendrintai jau, teigia, kad tų specialistų yra pakankamai mažai. Jų vienai įstaigai tenka aptarnauja 5-8 įstaigas. Jeigu mes kalbam apie daugiafunkcius centrus, jie šiai dienai Lietuvoje steigias tiek ir kaimiškosiose teritorijose, net ir miestuose labai aktyviai steigias, bet ypatingai kaimiškosiose teritorijose jų atstumai yra labai geografiškai tolimi. Ir vaikų, mokinių ar kitų, žmonių skaičius nėra didelis ir stacionariai būti ir veikti tie specialistai neturi praktinių galimybių. Ir čia kyla didieji mūsų iššūkiai. Tai tie tokie praktiniai iššūkiai būtų dėl kaip teikti pirmąją medicininę pagalbą, kas galėtų teikti ją. Buvo tokių nuomonių nemažai, kad kaimuose uždaromi medicinos punktai, nebėra tų buvusių seselių, kurios galėdavo vietoj padėti. Kaip teisingai sudaryti
valgiaraščius. Dar viena tokia mintis buvo nuostatų, sakyčiau, klausimas. Daugiafunkcių centrų atstovai tikisi lyg ir konsultacijos, pagalbos, bet kaip jie sako, taip mes ją gaunam, bet dar neretu atveju gaunam ir labiau tokia mus palydi kontrolė. Tai kaip čia būtų dėl tų nuostatų klausimai. Tai toks būtų trumpas bendras kontekstas ir šios dienos mūsų diskusijos tikslas, matyt, būtų, mes norim kaip tik ir aptarti tuos aktualius praktinius klausimus. Ir šiandieną labai tikslingai pasikvietėm tiek Sveikatos apsaugos ministerijos atstovus, tiek Švietimo ir mokslo ministerijos ir mums labai svarbus yra praktikai. Būtent ta geroji Klaipėdos rajono savivaldybės patirtis. Tai pradžiai galbūt kvieščiau Sveikatos apsaugos ministerijos atstovus. Ar galit jūs tuomet trumpai mums pakomentuoti, pristatyti, kaip čia yra su tuom nuostatom, principais, kontroliuoti ar padėti ir kas gali talkinti su meniu sudarimais ir kitais praktiniais aspektais? Tai labas rytas, labai malonu ir ačiū organizatoriam, kurie mus pakvietė šiandien dalyvauti diskusijose ir tikrai rodo, kad tas bendradarbiavimas švietimo ir sveikatos sektorių valstybiniam lygmenį vyksta. Norisi palinkėti, kad ir savivaldybės lygmenyje sėstų visi sektoriai ir ieškotų sprendimo. Prieš rengiant šitam pranešimui iš organizatorių gavus klausimus, aš vis dėlto supratau, kad pirmiausia aš norėčiau pristatyti turbūt visuomenės sveikatos priežiūros institucinę sąrangą, ką mes turime Lietuvoje ir kur yra atsakomybės ir pareigos, nes tikrai tas žinojimas leistų kartais galbūt ir iš anksto atsakyti į užduotą klausimą arba rastų paklausėjų kelią tiesiai į tą, kuris turi tą klausimą spręsti. Ir konkrečiai paliesiu tą, ką mes šiandien norime kalbėti apie visuomenės sveikatos priežiūrą tiek ikimokyklinio ugdymo įstaigose, tiek bendro ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose. Tai kalbant apie institucinę sąrangą, norėčiau pasakyti, kad Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema pagal mūsų teisinę bazę turi 2 valdymo lygmenius. Tai yra valstybės vykdoma visuomenės sveikatos priežiūra ir savivaldybės vykdoma visuomenės sveikatos priežiūra. Ir žinant, kad Lietuvoje mes turim 60 savivaldybių, tai todėl savivaldybės vykdoma visuomenės sveikatos priežiūra yra pakankamai margaspalvė. Kai kalbame apie valstybės vykdomą visuomenės sveikatos priežiūrą ir kas yra regionuose ir centruose, tai mes dažniausiai susiduriam su visuomenės sveikatos centrais. Lietuvoje mes turim kiekvienoje apskrityje visuomenės sveikatos centrą. Jie turi savo skyrius praktiškai visose savivaldybėse, nesakau, kad absoliučiai, bet yra savivaldybių, kur aptarnauja tiesiai iš apskrities visuomenės sveikatos centro. Ir jų pagrindinės funkcijos, kas susijęs su švietimo sistema, tai yra valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė, apie ką jūs ir kalbėjote, kad tai yra valstybinė kontrolė švietimo įstaigų ir leidimų higienos pasų išdavimo. Kaip žinia, mūsų visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme yra nustatyta, kad švietimo įstaigos turi turėti leidimą higienos pasą. Ir tiek daugiafunkciniai centrai ar tiek kitos švietimo įstaigos, kurios plečia, siaurina arba tiesiog keičia savo funkciją, turi pasižiūrėti, kad leidimo higienos pasas būtų tai veiklai, kurią jie planuoja vykdyti. Ir tą reikėtų padaryti planuojant veiklą, o ne tada, kada jau mes pradedame veiklą. Ir norėčiau išskirti, kad leidimas higienos pasas bendro ugdymo mokyklai ir ikimokyklinio ugdymo ar priešmokyklinio ugdymo grupėm tikrai nėra vienodas ir yra atskiri reikalavimai. Ir daugiafunkciniuose centruose, jeigu kalbam apie pradinį ir ikimokyklinio ugdymą, tai reikia ir pasižiūrėti, kad higienos pasas leidimas tom veiklom ir būtų. Kalbant apie valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, taip jinai yra vykdoma visuomenės sveikatos centrų, bet tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį, kad rinkos priežiūros institucijų veikla irgi yra, taip kaip ir visuomenės sveikatos centrų, pasukta daugiau nuo tos griežtosios kontrolės į konsultavimą. Nei vieno visuomenės sveikatos centro veiklos efektyvumo rodikliuose nėra nei baudų, nei pažeidimo nustatymo skaičiaus kaip tokio siektino rodiklio. Siektinas rodiklis yra konsultacijos.
Tai todėl daugiafunkcinių centrų, mokyklų, švietimo įstaigų, kitų teikėjų, pirmiausia, jeigu yra kažkokie klausimai, jie turėtų kreiptis į visuomenės sveikatos centrus apskrityse dėl naujų teisės aktų gyvenimų, dėl praktinio taikymo ir gauti konsultaciją ir paprasčiausiai prieš kontrolę yra ir visuomenės sveikatos centram nurodyta, kad prieš planuodami valstybinę kontrolę jie turi informuoti ūkio subjektą, kad jisai turi teisę pateikti klausimą. Ir tikrai siūlau praktikam šitą nuostatą naudotis ir mes ir visuomenės sveikatos centrus raginam tą daryti, bet ir pačių praktikų, kad jie paklaustų. Kada kalbam apie savivaldybės vykdomą visuomenės sveikatos priežiūrą, tai kaip ir minėjau, 60 savivaldybių, 60 skirtingų situacijų. Tačiau nuo šių metų sausio 1 mes turime valstybinę funkciją, valstybės deleguotą savivaldybėm funkciją visuomenės sveikatos priežiūrą mokinių ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio vykdymo ugdymo programas. Tai reiškia, kad visuomenės sveikatos priežiūra visiems mokiniam ugdomiems pagal šitas ugdymo programas turi būti užtikrinta visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Taip, šiandien mes žinome, kad skirtas finansavimas nepasiekia to mūsų norimo tikslo, kad visuomenės sveikatos priežiūros specialistas galėtų dirbti kiekvienoje mokykloje visą darbo dieną, tačiau ta siekiamybė iš sveikatos apsaugos ministerijos yra ir turbūt galbūt reikia tikėtis, laiko klausimas, kada mes tą patį optimaliausią rezultatą pasieksime. Nes būtent visuomenės sveikatos priežiūros specialistas mokykloje tai yra pagalbos mokyklai specialistas. Taip kaip turime socialinius pedagogus, psichologus, taip ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistas padeda mokyklai ir jos bendruomeniai. Tačiau yra savivaldybių ir savarankiškosios funkcijos, kurios viena iš tų ir aktualiausių, kurią kelia ir švietimo įstaigų tiek darbuotojai, tiek daugiafunkcinių centrų atstovai, tai yra maitinimo paslaugų organizavimas. Tai yra savivaldybės savarankiška funkcija ir kiekviena savivaldybė ir priema sprendimą, kaip šitą paslaugą organizuoti. Šiandien mes Lietuvoje turim labai platų vaizdą ir tikrai vienintelio recepto sveikatos apsaugos ministerija nesiūlo ir negali siūlyti, pati savivaldybė priema sprendimą. Vienos yra atidavusios į privačias rankas ir tuo rūpinasi privatus maitinimo paslaugų teikėjas. Kitas yra pati savivaldybė įgalina arba pačias švietimo įstaigas, arba kartu su visuomenės sveikatos biurais tos paslaugos teikimą. Atitinkamai tada iškyla ir klausimas dėl valgiaraščių sudarimo ir kitų organizacinių klausimų. Pereinant prie visuomenės sveikatos priežiūros tiek ikimokyklinio ugdymo, tiek bendro ugdymo mokyklose, norėčiau akcentuoti, kad, kaip ir minėjau, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas tai yra pagalbos mokykloje specialistas. Jo veikla tiek bendrojo ugdymo mokykloje, tiek ikimokyklinio ugdymo įstaigose yra reglamentuotas teisės aktais. Pirmasis teisės aktas buvo patvirtintas 2005 metais ir tikrai 2 ministrų įsakymų ir tikrai praėjus beveik 10 metų mes matom, kad sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašas yra keistinas ir tą mes esam numatę daryti kitais metais. Ir tai, kas yra, sakykime, ar funkcijų vykdyme, ar būtent priemonių atžvilgių, ar organizavimo, kas bus pasiūlyta, tikrai diskutuosime ir parengsime naujos redakcijos dokumentą. Kai kalbam apie specialistus, lygiai taip pat visuomenės sveikatos priežiūros specialistam yra nustatyti ir kvalifikaciniai reikalavimai. Kokią kvalifikaciją turi atitikti specialistas? Taip norėčiau akcentuoti, kad būtent yra numatytos įgytosios teisės ir šiandien dar yra dirbančių ir su visuomenės sveikatos išsilavinimo specialistų ir baigusių anksčiau įgyja tam tikrų papildomų kompetencijų ir kvalifikaciją pakėlė per kvalifikacijos tobulinimo kursus. Dabar tiesiog labai trumpai atsakant į tą klausimą, kurią kėlė praktikai dėl pirmosios pagalbos teikimo. Norėčiau akcentuoti 2 dalykus. Yra pirmoji pagalba ir pirmoji medicinos pagalba. Tai pirmąją pagalbą pagal vyriausybės patvirtintą nutarimą turi mokėti suteikti visi pedagoginiai darbuotojai dirbantys švietimo įstaigoje. Todėl tos pirmosios pagalbos suteikimas yra reglamentuotas per kvalifikacijos kėlimą ir privalomą tų žinių atnaujimą, o pirmoji medicinos pagalba yra suteikiama būtent tais tiesioginiais pagalbos telefonais 112 arba 03
ir jie yra suteikiama ta pirmoji medicinos pagalba nepriklausomai, kur įvyksta nelaimingas atsitikimas. Ar tai būtų švietimo įstaigoje, ar namuose, ar tiesiog viešojoje erdvėje. Jeigu kalbam apie metodinę pagalbą, Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldus sveikatos mokymo ligų prevencijos centras tikrai daug rengia metodinių rekomendacijų ir tiesiog aš pateikiu keletą, kurios buvo parengtos tiek dėl sveikatos priežiūros mokykloje įgyvendinimo, kaip turėtų būti įgyvendinima tiek iki mokyklinio ugdymo įstaigose ir tam tikrais klausimais, kurie yra aktualiausi ir tikrai yra planuojant jų veiklą, visą laiką atsižvelgiam į poreikį, kokios yra reikalingos metodinės rekomendacijos. O kaip praktiškai gyvendinama praktikoje, tai tikiuosi pristatys ir tą gerąją patirtį pašnekovai iš Klaipėdos rajono savivaldybės. O klausimai, kurie bus pateikti, tikrai esu pasirengusi atsakyti. Gerbiama Rita, galite dar kartą pakartoti, kokią įstaigą jūs minėjot ir skaidriai mes matom internetinio puslapio adresą. Tiesiog jeigu norėtų žmonės dar labiau pasidomėti, kaip sakant, ko ten galima gauti arba kas būtų naudinga. Tai tiesiog ir nuorodose yra sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Tai yra Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldi biudžetinė įstaiga, kurios viena iš funkcijų yra metodinės pagalbos teikimas savivaldybės tiek visuomenės sveikatos biuram, tiek pačiom savivaldybėm, tiek padėti praktikam įgyvendinti tuos reikalavimus. Gerai, ačiū. Tai mes jau turim klausimų, reiškia, kalbamės ne vieni, esam, kaip sakant, turim klausytojų ir dalyvių vietose. Tai su jūsų pristatymu susijęs galbūt toksai klausimas, tai ar jum, ar tiesiog ir kitiem dalyviam diskusijos, iš Abdakavo mokyklos daugiafunkcio centro direktorius Romualdas Levanauskas klausė. Jis teigia, kad jų mokykloje medicinos punkto nėra jau 20 metų. Gal gali būti centruose toks specialistas, nors keliems vienas. Tai ar galėtumėt pakomentuoti, kas sprendžia to specialisto galėjimą atsirasti daugiafunkciam centre ar negalėjimą? Kieno čia būtų kompetencijoje? Aš taip suprantu, iš paklausėjo medicinos punktą, jisai įsivaizduoja kaip asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Tai šiuo atveju, ar reikalingos to tenai pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tikrai priimti sprendimą turi savivaldybė. Jeigu mes kalbam apie tame daugiafunkcijame centre besimokančius vaikus, tai dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų tiem vaikam, tai jau ir kaip ir minėjau, valstybės deleguota funkcija yra paskirta savivaldybei ir savivaldybė turi užtikrinti, kad tojame daugiafunkcinėme centre besimokantis vaikai gautų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. O sprendimą konkrečiai priims jų savivaldybė. Tai į kokį skyrių, į kokį žmogų reikėtų kreiptis? Kreiptis į savivaldybės sveikatos skyrių ar savivaldybės gydytoją. Tik neišgirdau iš kokios savivaldybės. Čia buvo klausimas, matyti, iš Tauragės rajono savivaldybės. Tai Tauragės savivaldybės ir... Šiaip reikėtų turbūt vėlgi neieškoti specialisto, kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių su prašymu ir tas prašymas bus išnagrinėtas atitinkamų specialistų, nes čia ir švietimo skyriaus kompetencija, ir savivaldybės gydytojo kompetencija, ir kitų dar dalyvių kompetencija. Tai administracijos direktoriai tiesiog parašyti prašymą ir savivaldybė apsispręs. Nukreips kur toliau. Taip. Gerai, mes dar turim klausimų. Dabar klausia apie visuomenės sveikatos priežiūros specialistus jūsų paminėtus. Klausimas yra toks, jei tas specialistas dirba tik tai 0,2 etato, tai kokia čia pagalba? Ir kitas dar yra klausimas irgi su tuo susijęs, jau čia klausia mūsų iš Plungės rajono savivaldybės, iš Platelių daugiafunkcio centro, kaip rasti kaimuose specialistų už galinčių dirbti tokių mažų etatų, 0,25 etato. Kokie būtų? Aš tiesiog galbūt ir pasikartosiu, bet mes suprantame, šiandien kaimiškose vietovėse yra nustatytas normatyvas vienas visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 500 mokinių. Tai tikrai suprantame, kad kaimiškose vietovėse tokių mokyklų nėra daug ir natūraliai ir gaunasi arba pusė etato, arba 0,2 etato. Kaip ir minėjau, Sveikatos apsaugos ministerija siekia, kad šitas mokinių skaičius skirtas vienam etatui būtų mažinamas.
Tačiau mes šiandien negalim pasigirti tais laukiamais rodikliais, kokiu mes norime. Ir galbūt, sakykime, šie metai yra tokie, gal tikėkime, kiti metai bus geresni arba dar kažkiek tai po kiek metų. Žinant, kad mokinių skaičius mažėja, o lėšos skirtos visuomenės sveikatos priežiūrai tikrai šios dienos duomenimis nemažėja, galime daryti prielaidą, kad galbūt rasime tada, kad tai mažai kaimiškai vietoviai galėsim skirti ir daugiau negu 0,2 etatų, o 0 ar 0,5. O ta problema, kad atlyginimų vidurkis yra visuomenės sveikatos priežiūros specialistų tikrai nėra didelis, mes šitą žinome ir tuose poreikiuose finansiniuose mes ieškome irgi tam sprendimo. Aš dar norėčiau pridurti. Mūsų patirtį biuro direktorė pristatys konkrečiau, bet noriu pasakyti, dėl tų etatų nereikėtų prisirišti prie konkretaus žmogaus ir konkretaus pareigybės dydžio toje įstaigoje. Mes taikom kitą sistemą, ten, kur yra didesnės įstaigos, tiesiog dirba pusę etato arba etato apimty, o mažesnėse įstaigose tiesiog vienas specialistas, jisai dirba biure ir jis atvažiuoja pagal sudarytą planą, su kiekviena mokykla, daugiafunkcių centru yra sudaromas veiklos planas ir važiuoja pagal poreikį, nes ten sėdėti nėra ko. Ten atvažiuoja, suteiki paslaugą, o tų paslaugų pagal tai, koks yra poreikis, nori daugiau, nori mažiau. Ir yra planiniai apvažiavimai, kur padaro savo darbą. Tai reikėtų galbūt šitai planuoti, nes iš tikro kiekvienam kaime nerasi tų 0,2, 0,1 ir nėra prasmės. Ir matyt, mūsų bendros tendencijos link to eina, kad mes negalim sau leisti turėti įvairių sričių specialistų vietoje stacionariai. Taip, čia yra Olandų patirtis, mes pasinaudojam ir pas mus yra mišrus modelis, bet jisai veikia. Aš noriu pasakyti taip, kaip pas mus, mūsų rajone. Ir iš tikrųjų prieš tai atvažiuodama kalbėjau su kitų mokyklų direktoriais dėl šito klausimo. Ir būtent mūsų visuomenės sveikatos biuro darbuotojais mes tai tikrai esam patenkinti. Ir aš, kiek suprantu, jie tai ir turėjo daugiau atlieka šviečiamą į darbą, tokį prevencinį darbą. Ir kai čia praeitą kartą Kaune toje diskusijoje tokios mintys, kad labai retai atvažiuoja ten kartą per pusmetį, tai galiu pasakyti, kad pas mus tai tikrai bent kartą, mažiausiai kartą per mėnesį tikrai atvažiuoja, prieš tai suderinus, prieš tai būna suderinti planai ir tie savo darbą, būtent šviečiamą į prevencinį, tuos renginukus mokiniai atlieka tikrai puikiai. Tačiau, aišku, kaip ir tada nuskambėjo, kokia problema būtent mokyklose, daugiafunkciuose centruose, mažuose. Tai būtent dėl tos irgi pirmosios pagalbos, pirmosios medicininės pagalbos. Aišku, tą pirmąją pagalbą turim visi mokytojai, tuos pažymėjimus, kad galime ją suteikti. Tačiau tokios atsiranda problemų. Sakykime, irgi yra tokių atvejų, kur, nežinai, kas vaikų tikriausiai reikia gal pamatuoti ir spaudimą, jis ar apalpsta, kad, ir tikrai to nežinom ne visą laiką. Ne visą laiką su tėvais galim susisiekti. Ir dažnai, kai skambinama, jau kviečiam greitąją pagalbą, kad suteiktų jau įstaigoje tą pirmąją medicininę pagalbą, irgi kartais būna tokių nesklandumų. Ir ypatingai tose mokyklose, kurios yra prie ribos kito rajono, pavyzdžiui, mes su Priedais ribojamės. Ir buvo toks atvejis, ne pas mus, bet kitoj mokykloje, kada, reiškia, mokiniai ir iš kito rajono eina į tą mokyklą, iškvietė greitąją pagalbą, nuvežė į Alytaus ligoninę ir ten reikėjo lydinčiam mokytojams sumokėti už pirmąją pagalbą, nes tas vaikas iš kito rajono. Tai va irgi čia tokia. Negali būti. Čia tikrai man šitą taip neturi būti. Pirma pagalba yra suteikiama visur. Mes pastebėjom ir rajone tokią tendenciją, ir kadangi dalyvauju savivaldybės asociacijos veikloje, tai matau kaip kitose savivaldybėse, tai yra tendencija tokia, kad šiandien norim, kad kažkas tai padarytų tam tikrą darbą, bet ne mes. Yra teisės aktai, kurie įpareigoja teikti pirmą pagalbą, tai pirmas yra
sakysim, ir švietimo įstatymas, kur mokyklos vadovas yra atsakingas ir jis turėtų nusistatyti tvarkas, veiklas, kas kaip turėtų elgtis. Kitas yra labai svarbus dokumentas, tai žmogaus mirties registravimo ir kritinių būklių įstatymas, kur 3 straipsnis sako, kad kritinę būklę turėtų nustatyti apart sveikatos priežiūros specialistų ir vyriausybės nustatytos sąrašo profesijų atstovai, tai yra ir pedagogai čia įeina į tą sąrašą vyriausybės nutarimu patvirtinta. Ir ten viskas yra surašyta, ką jie turėtų daryti, tai yra suteikti pirmąją medicinos pagalbą. Dabar dėl tų vaikų, kurie turi lėtinių susirgymų, kaip žinote, šiandien yra tikrai nemažai, tai čia turėtų būti suinteresuoti vaikų tėvai. O ką daro dažniausiai vaikų tėvai? Įstumia savo vaiką pro vartelius ir jūs darykite, ką norite. Iš tikrųjų, tai turėtų mokykla aptarti, specialistas visuomenės sveikatos aptarti, klasės vadovas aptarti vaiko sveikatos problemas, ką daryti su vaiku. O dėl pirmos pagalbos, tai visi turėtume žinoti, kaip suteikti. Mes netgi bandėm kalbėti su mūsų įstaigų vadovais, kad netgi vyresnius vaikus, kaip daro vokiečiai, apmokyti, suteikti pirmą pagalbą ir orientuotis. Ir aš manau, jeigu mes visi bendrai spręstume problemų, tų problemų būtų mažiau. Jeigu galima, aš dar tiesiog irgi papildomai pridedant informaciją apie profilaktinius vaikų sveikatos tikrinimus. Pirmiausia, mes dar turime irgi suvokti, ir tikrai Sveikatos apsaugos ministerija daug deda vizijų ir darbų į ateitį, kad pagerinti šitą sritį. Ir tikrai norisi sąmoningumo tiek iš pačių tėvų, tiek ir iš švietimo įstaigos, kad tas profilaktinis sveikatos tikrinimas nebūtų formalus. Teisinė bazė sutvarkyta ir atėjus pas šeimos gydytoją mes dažnai girdime ir pačių tėvų pageidavimą. Man reikia tik pažymos. O būtent tame profilaktinėme sveikatos tikrinime ir turėtų būti išvada ir rekomendacijos mokyklai. Nes žinome, kad mokykla yra atsakinga už vaiko sveikatos saugą ir kad, kaip sako tas pavyzdys, kada įstumiamas vaikas be jokios, kaip sakoma, informacijos, ko jam gali prireikti, tai tada taip ir gaunasi. Kada bus tinkamai užpildyti ir kada šeimos gydytojas pasakys, kokios yra rekomendacijos, tada mes tikrai galėsime tam vaikui padėti, tą, ką, sakykime, valstybės institucijų pareiga yra padėti. Kaip šito ir pasigendam, rekomendacijų. Aš dabar prieš išvažiuodama būtent peržiūrėjau mūsų vaikų tas pažymas sveikatos. Ir praktiškai neradau tų. Yra kodai surašyta tų ligų, o rekomendacijų nėra. Aš tikrai, mes šitą žinom ir šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerija įgyvendina Norvegijos finansinio mechanizmo remiamą projektą, kada mes bandysime sukurti ir turim tą padaryti mokinių sveikatos informacinę sistemą, o pirmas darbas, ir kuris dabar yra atliekamas, tai būtent profilaktinio sveikatos tikrinimo pažymos, formos sudėliojimas, kad padėti ir šeimos gydytojams suteikti tas rekomendacijas. Ir galbūt ateityje planuojame paleisti ir metodinės rekomendacijas šeimos gydytojams. Tai šitas darbas yra daromas ir tikrai norisi tikėtis, kad pasieksim to tikslo, kurio reikia tiek švietimo sistemoje, tiek sveikatos sistemai, tiek patiems vaikams ir visai visuomeniai. Dar turime keletą klausimų irgi susijusių su sveikatos priežiūros specialistų, etatais ir jų funkcijom. Tai mūsų klausė, o kas apibrėžia, kas nustato, kiek etatų priklauso kokiam mokinių skaičiui, kas tą reglamentuoja. Ir kitas, tokia irgi gal reakcija, įdomu, ką gali padaryti vienas etatinis specialistas savivaldybėje. Gal yra atlikti tyrimai, kaip pasiteisino mokyklose tokie specialistai. Kas galėtumėt? Aš tiesiog, pradedant gal nuo antro klausimo, būtent ir paminėtas mano sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 2011 metais atliko kokybinį sveikatos priežiūros mokyklose tyrimą ir būtent buvo apklausti tiek patys specialistai, tiek mokytojai, tiek tėvai. Ir iš principo buvo pasisakyta, kad visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos kaip tokios reikalingos mokykloje ir patys specialistai kėlė tam tikras problemas dėl kvalifikacijos kėlimo, todėl mes ir turėjome ES struktūrinių fondų remiamą programą, kur kėlėme specialistų kvalifikaciją. tą numatoma daryti ir kitame finansinėme ES periode. O taip, specialisto funkcijų praplėtimo poreikis irgi iš praktikos yra, žinant, kad daugėja vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis,
Tai šiandien tų paslaugų poreikis vaikam auga. O kuria linkme mes nueisim, šiandien kol kas atsakymo neturime, bet poreikis yra. O kalbant, kas reglamentuoja normatyvą, tai tiesiog šiandien dar turime vyriausybės nutarimą dėl sveikatos priežiūros mokyklose, kur yra normatyvai nustatyti, bet jie yra rekomenduojami. O viskas atsiremia į valstybės deleguotom funkcijom skirtus asignavimus. Ir būtent pagal tuos asignavimus ir yra paskirstoma. Čia dar vienas irgi klausimas, labai praktiškas dėl funkcijų. O kas turi patikrinti švarą, padėti ją užtikrinti? Tai tik tai dabar apie kurią švarą kalbam? Ar apie mokinio asmens higieną, ar apie mokyklos švarą? Jeigu kalbame apie asmens higieną, tai turbūt yra savaime suprantama, kad galbūt ir per švietimo sutartis galima šituos reikalavimus. Ir jeigu kalbam, galbūt, aš darau prielaidą, kad klausimas gal ir dėl utėlėtumo kyla klausimas, kaip socialinės problemos. Tai per švietimo sutartį yra įrašytas, mes rekomendavom ir praktiškai daugelio mokyklų matom, kad yra ta rekomendacija įgyvendima, kad švietimo sutartyje yra įsipareigojimas ir iš vaiko, ir iš tėvų, kas pasirašo tą sutartį. Ir jeigu yra poreikis patikrinti tuos vaikus ir, kaip ir sako, kartais negalima prisiliesti be tėvų leidimo, bet sutartyje tėvai įsipareigoja, kad esant poreikiu, kad būtų galimybė vaiką apžiūrėti ir suteikti tą reikalingą pagalbą. Čia nėra nei gėdos jausmas, nei čia tiesiog reikalinga pagalba vaikui ir mes turim suaugę tą ieškoti būdų, kaip tą pagalbą suteikti, o ne ieškoti būdų, kaip to nedaryti. Tai čia bendras toksai turbūt ir vėl, kaip ir buvo pasakyta, veikime kartu, o ne žiūrėkim, ką kitas gali padaryti. Arba ko kiti nepadaro. Ko kiti nepadaro. Gerai, prieš pereinant prie praktinių pristatymų, dar klausiu, gal yra norinčių dar kokių įžvalgų pateikti tuo bendru. Aš tiesiog norėčiau gal šiek tiek irgi atkreipdėmėsi, kad centrai kūrėsi labai irgi skirtingų pagrindų ir vieni jie kūrėsi šito projekto rėmuose, kiti galbūt savivaldybių iniciatyva, vieni socialinių paslaugų, daugiau principų paslaugos, daugiau akcentuojamos šitos srities, kitos švietimo. Šiuo metu galbūt didesnis poreikis yra mokyklas pertvarkyti daugiafunkcinius centrus. Ir labai turbūt daug kas priklauso nuo to, kaip yra daromi sprendimai vietoje ir kokie žmonės pasirenkami vadovauti šitai įstaigai. Tai vėlgi nuo jo turimos patirties, nuo jo supratimo, kas yra tas daugiafunkciškumas ir kokių galbūt išties vadybinių ir dalykinių kompetencijų reikės tam vadovui, priklauso irgi, kaip yra pačioje pradžioje jau duodamas užtaisas, kaip sprendžiami tie klausimai. Tai iš tikrųjų mes daugiau dėmesio skiriam dabar mokinių sveikatai ir galbūt pagalbos teikimo sistemai. Bet aš manau, kad daugiafunkcio centro vadovas, jisai turėtų vienodai rūpintis ir visų kitų tų lankytojų centro arba dalyvių, kurie gauna įvairias paslaugas centre, paslaugom ir turėtų galbūt galvoti apie tai, iš tikrųjų, kokius reikalavimus turi įgyvendinti įstaiga, kad jinai galėtų tas funkcijas kokybiškai atlikti. Tai aš manau, kad iš ties projektų rėmuose, jeigu yra galimybė, galbūt galėtų būti dar šitai temai irgi skirtas naujas, galbūt kažkoks tai mokymo ciklas ar kažkokia tai dalis mokymų, kur būtų galima kalbėti apie iš tikrųjų tą galbūt vadybos abėcėlę, kurią turėtų turėti mūsų vadovas, tam, kad jis iš ties nepaklystų tada ir žinotų, į kurias duris pasiversti. Visiškai jums pritarčiau ir man dar tokia, beklausant Ritos, tokia mintis kilo, kad ar kolegės Laimutės, kad mokytojai, pedagogai, jie irgi turi turėti kompetenciją pirmos pagalbos teikimo. Tai galbūt jeigu ta kompetencija yra primiršta arba buvo mažiau reikalinga esant kitai situacijai. Galbūt mes švietime galim galvoti ir apie kvalifikacijos tobulinimo galimybės, tikslinės programų parengimas, tiesiog, kad žmonės mokytojai būtų susistiprintų savo žinojimus, mokėjimus ar atnaujintų žinias, kaip teikti tą pirmąją pagalbą. Lygiai taip pat, ką jūs sakot, ir apie iššūkius, kurie tenka dabar administruojant, vadybinių kompetencijų prireikia, galbūt galim kviestis bendradarbiavimą ir regioninių švietimo centrus, kurie vietose siūlo
tiesiog mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas. Na ir dar, matyt, jautrus buvo klausimas dėl mokinių sveikatos pažymų pristatymo į mokymo įstaigas ir turim tokį klausimą praktinį, blogai yra su sveikatos pažymomis rajonuose. Tėvų atsakomybė menka, nesitikrina vaikai, netikrina tos sveikatos ir ar gali priimti kažkokius griežtesnius sprendimus mokykla ar sveikatos priežiūros specialistas, jei vaikas laiku vis tik nepristato tos pažymos į mokyklą. Ar yra kokių... Aš dar pridėčiau, irgi pritariu, ypatingai gal dabar šiais metais irgi tokią problemą turėjom, kada laiku pasitikrino sveikatą, bet dėl to, kad nepasitikrino dantukų. Ir čia va problema yra, nes vaikai į rajoną važiuoja ne pas privačius, aišku, tėvai veža, ir ten didžiulės eilės užsiregistruoja ir būna užsiregistravę tik po 2 mėnesių. Tai dar labai gerai, lyginant su Vilniumi. Aš tiesiog vis dėlto, kaip ir dar kartą pasakyčiau, kad jeigu valstybė skiria lėšas vaikų sveikatos profilaktiniam tikrinimui ir tas sveikatos profilaktinis tikrinimas turi būti atliekamas 1 kartą per metus, tai jau tiesiog ieškokime optimaliausių sprendimo būdų, kaip tą pasiekti. Tikrai sveikatos apsaugos ministerija nenorėtų, kad lėšos skirtos profilaktikai būtų pro forma. O sveikatos pažyma tai yra tik išvada profilaktinio sveikatos tikrinimo, kuri padeda tam vaikui iš valstybės pusės suteikti paslaugas tokių, kokių reikia pagal jo sveikatą ir padėti integruotis į tą bendrąjį ugdymą ir vystyti jį kaip asmenybę. Todėl pasakyti, ar kad 2 mėnesiai, tai tikrai planuokime nuo gegužės, nuo kovo, nuo sausio mėnesio. Bet jeigu tas vaikas pasiekia ir gauna tą paslaugą, kurią reikia. Ir jeigu kalbame apie odontologinės paslaugas, valstybės vykdo prevencinę vaikų dengimo silantinėmis medžiagomis programą ir lėšos skirtos yra neįsisavinamos. Reiškia, valstybė skiria, o vaiko nepasiekia. Tai vėl, sakykime, toks ir buvo tikslas, juo labiau, kad odontologai kalba apie prastėjančią vaikų odontologinę ar dantų būklę ir skiriamos lėšos, tai ieškokime būdų, kaip tą rezultatą pagerinti, o neužsifiksuokim tik apie pažymos pateikimą. Skatinkim, švieskime tėvus, vaikus, kad jeigu valstybė skiria, išnaudokime tą. Dar aš norėčiau dadurti irgi, va čia vėlgi reikėtų bendradarbiauti su vaiko teisių skyriumi, nes jeigu tėvai nesirūpina, yra toks administracinės teisės pažeidimų kodekso straipsnis, kur tėvai nesirūpina vaikais. Dabar vėlgi mokykla sudaro sutartį, kur tėvas pasirašo, kad privalo patikrinti. Yra ministro įsakymas, kad privalo patikrinti. Tai čia vėlgi administracijos yra reikalas mokyklos, kaip su tais tėvais kalbėtis. Jeigu tėvai po keletos įspėjimų vis dėlto nepatikrina, tai gal tada reikėtų bendradarbiauti su vaiko teisų tarnyba ir kalbėtis, kad vis dėlto turi, nes kaip ir sakė Rita, tai čia yra ne pro formą, čia yra tam, kad suteiktų mokyklai žinių apie vaiko sveikatą. Ir kad mokykla žinotų, kas su to vaiku gali būti ir kaip organizuoti jam ugdymą. Tai čia yra įmanomi dalykai ir vėlgi turim vadybiškai žiūrėti. Ir tų sankcijų kaip ir yra. Taip, jas reikia visas išnaudoti. Ir aš noriu atkreipti dėmesį, nepakankamai tikrai naudojama šiuo metu mokymo sutarties turinį. Nes ten turinys dažniausiai, kiek teko matyti, tai yra standartas. Mokykla pasirengia visiems vienodą kažkokį šabloną ir niekas ten turbūt net neskaito, kas ten parašyta. Tuo tarpu mes visą laiką skatinam, kad sutartis turi būti išdiskutuota 2 šalių ir turi būti labai aiškiai įvardinta įsipareigojimai tiek vienos, tiek kitos pusės. Tai išties apie sveikatą ten tikrai reikėtų dar daugiau dėmesio skirti sveikatai ir manau, kad mokykla prieš pasirašydama sutartį turėtų gerokai padirbėti ir kartu su sveikatos priežiūros sistemos specialistais aptarti tuos klausimus. Ir tada tikrai matyti tas įsipareigojimas pasirašytas 2 šalių, jisai galėtų tapti labiau jau vertinamas, nei kad šiaip vėlgi pasirašytas sutartis formaliai visiškai net nesuprantant, kas ten parašyta.
toks praktinis pasiūlymas, ar ne bendradarbiauti švietimui ir sveikatos apsaugos sistemos žmonėms, tiesiog netgi per labai praktinį dalyką, paruošiant sutartis tarp tėvų ir mokyklos. Seniūnijose dar noriu pridurti, yra socialiniai darbuotojai, kurie dirba su socialinės rizikos šeimom. Tai dalis irgi tų šeimų, jeigu nepatikrina, tada pasikreipti seniūnijos socialinį darbuotoją, kuris kalbėsi su tėvais ir pasirūpins. Tai tiesiog reikia kalbėtis. Ieškoti tų takelių. Taip. Gerai, tai gal tuomet pereinam prie Klaipėdos rajono tos gerosios patirties. Praktikai visuomet turi labai gerų pavyzdžių arba įžvalgų. Tai iš tikrųjų čia labai jau daug buvo pereita prie praktinių dalykų, per klausimus. Aš tikrai manau, kad trumpinsiu truputėlį ir tą pranešimą. Tai, mūsų savivaldybei Visuomenės sveikatos biuras dirba nuo 2007 metų. Daugiafunkciniai centrai iš tikrųjų atsirado taip pat neseniai, tačiau tos mokyklose dirbantys specialistai, jie yra senai jau dirbantis ir jų funkcijos yra pasikeitusios dar nuo 2004 metų. Tai tik tais tiek, kad atsiradus biurams atsirado tas didesnis koordinavimas ir pagalba didesnė. Ir jinai šiuo atveju kaip daugiafunkciniams centrams yra dar prieinama įvairesnė, kaip ir jūs pateikėt pavyzdį. Taigi, bet man buvo užduotos irgi tos pačios 3 temos, tai mitybos tematika, pirmoji pagalba ir sveikatos priežiūros planų rengimas. Taigi, situacija pas mūsų kokia yra. Daugiafunkciniai centrai yra 2 įteisinti. Pašlūžmio mokykla daugiafunkcinis centras, kuris turi 80 vaikų. Ir Slengių mokykla daugiafunkcinis centras, kurie turi 106 vaikus. Ir šita įstaiga yra arčiau Klaipėdos miesto ir tikrai didelė plėtra tos teritorijos yra ir manome, kad jie tikrai nesutalpina šitų vaikų. Na ir tokie kaip panašumo veiklos turintis yra 4 įstaigos, kur galbūt yra medicinos punktas, galbūt yra kultūros įstaiga stipresnė šalia, tai kaip ir pradžioje minėjau, tai yra ta įvairovė. Dabar etatinė dalis. Tai žinoma, šiai dienai vadovaujamės vyriausybės nutarimu ir pagal vaikų skaičių žiūrint, tai ir būtų, kad turime 500 vaikų vienam etatui. Tai čia galima būtų pasiskaičiuoti, tai tikrai nedaug. Slengių mokyklos daugiafunkciniai centrai tenka daugiau, tačiau mes manom irgi taip pat, kad nepakanka, nes matom tiesiog, kad rajone vis tiek mokykla viena yra apie 150 mokinių. Tai tikrai nedidesnės, netgi vargiai ir surasti ir 250 turinčių mokinių skaičių mokyklą. Taigi, pereinant prie maitinimo organizavimo, tai kas teikia pagalbą sudarant valgiaraščius ugdymo įstaigose, kokia ta pagalba. Tai visų pirma, pas mūsų Klaipėdos rajone dėka savivaldybės sveikatos skyriaus, švietimo skyriaus prisidėjimo ir pritarimo numatomiems pokyčiams buvo pasirengimo etapo momentu pasirinkti teisės aktai savivaldos lygmenį. Tai kaip ir buvo prieš tai minėtam pranešime, kad maitinimo organizavimo funkcija yra priskirta savivaldybei. Tai pas mūsų savivaldybei buvo patvirtintas maitinimo tvarkos aprašas ir tarybos sprendimu, kuriuo buvo pavestos tam tikros funkcijos skirtingų įstaigų darbuotojams. Tai tam tikros funkcijos paskirtos Visuomenės sveikatos biurui, tai būtent per mitybos specializaciją turinti Visuomenės sveikatos specialistą. Jis yra pas mūsų su dietisto kvalifikacija. Taip pat yra paskirtos tam tikros atsakomybės ugdymo įstaigai, ugdymo įstaigos darbuotojams ir patiems Visuomenės sveikatos priežiūros specialistams dirbantiems. Šiuo atveju aš kalbėsiu apie ikimokyklinio ugdymo įstaigas, nes mokyklų šiuo atveju neliečiam. Nes ir tie, sakykime, daugiafunkciniai centrai, būtent Slengių daugiafunkcinis centras pas mūsų irgi turi didesnę dalį ikimokyklinio amžiaus vaikų. Ir
Tuose teisės aktuose apibrėžus buvo prisimti tokie įsipareigojimai, kad Visuomenės sveikatos biuras rengia perspektyvinį valgiaraštį ugdymo įstaigai pagal visus nustatytus sveikatos apsaugos ministro reikalavimus ir taip pat rengia pritaikytą valgiaraštį, kuris reikalingas vaikui, sakykime, su tam tikrų alerginių susirgymų ar kitų susirgymų. Ir parengę šitą valgiaraštį, jisai derina su įstaiga, atsižvelgia jų poreikius, pastabas, tada teikiame derinimui Visuomenės sveikatos centrui. Vėlgi atsižvelgdami į teisės aktus, ar reikia ar nereikia tuo metu, žiūrint pagal ką sudarytas. Ir tada atiduodam jau šitai įstaigai, kuri vadovausis. Tai šiuo atveju tais perspektyviniais valgiaraščiais pas mūsų vadovaujasi visos ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Tos įstaigos, kurios pageidavo šito valgiaraščio ir turi ikimokyklinio ugdymo skyrius. Ir šiuo atveju tame tarpe patenka ir Slingių daugiafunkcinis centras. Ir mes juos konsultuojame, kas liečia patį maitinimo organizavimo procesą, tai būtent tas mitybos specializaciją turintis asmuo, arba tai yra Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, kuris aptarnauja šitą daugiafunkcinį centrą. Ir kitos įstaigos mokyklos, kurios turi ikimokyklinio amžiaus vaikus, tai jos pagal senąją tvarką, kaip bendrojo lavinimo įstaigos, jos ir toliau vykdo tą maitinimą, kaip yra, turi tą istorinę tą tendenciją. Taigi, tam, kad iš tikrųjų tas teisės aktas ir ta visa eiga būtų gera, tai savivaldybė skyrė lėšų ir buvo organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursai. Tie kursai vyko praeitais metais, 2013 metais. Ir visiems. Nuo vadovų iki ūkio dalies darbuotojo, sandėlininko, pavaduotojo, sveikatos to pačio specialisto ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, nes ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialistai yra mūsų struktūrai. Ir šiai dienai šie specialistai dirba pagal normatyvą, kad 9 grupės ir daugiau yra vienas etatas, nuo 2 iki 3 grupių 0,25 etato dalis, ir nuo 4 ir ten taip, kyla ten jau vidurkis. Ir taigi, didžiosiuose darželiuose mes galim turėti po vieną specialistą. Todėl mes ir galėjom priimti tokį sprendimą, kad šitie darbuotojai, kadangi savivaldybė prisideda dar lėšomis nusprendusi, kad šie darbuotojai ir toliau pildo, kaip ir pas mūsų buvo prieš pervedant į biurą šios darbuotojus, palikta funkcija dienos valgiaraščio rengimo. Tai šitas specialistas pagal perspektyvinį valgiaraštį parengė dienos valgiaraštį ir atiduoda ūkio daliai ar virtuviai pagal tolimesnę eigą. Taip pat jisai padeda, prižiūri, konsultuoja virtuvės darbuotojus dėl visų sanitarinių, higienos sąlygų, taip pat atsakingas už darbuotojų sveikatą ir saugą, priežiūrą, kad neteitų sergantis darbuotojas ir nedirbtų maitinimo srityje. Bet aišku, ūkio dalies, sandėlio dalies darbuotojai turi būti atsakingi už savo darbus, tai yra specialistai neturi užsakinėti sveikatos produktų maisto, kaip buvo įprasta. Ir tai turi atlikti ūkio dalies darbuotojai ir galbūt čia buvo didžiausias pasipriešinimas, bet kadangi mokymai buvo vykdomi, dar iki šiol yra kalbama, diskutuojama. Ir vis šnekama apie tai, kad kiekvienas specialistas turi dirbti savo kompetencijų ribose ir atlikti savo jam pavestas funkcijas. Ir manome, kad vis dėlto grįžimas vėl atgal prie mokymų, vėl tolimesnis tobulinimas to darbo turi būti. Ir ypač šiai dienai tam, kad šitie specialistai galėtų daugiau darželiuose dirbantys skirti daugiau laiko ugdomai veiklai, mes esame parengę dienos valgiaraščio elektroninės formas, ten, kur, sakykime, paprasčiausia Exceliniu formatu, kad jie galėtų greitai pasidaryti. Tai tokiose, sakykime, kaip šiuo atveju turime kvietinių mokyklą darželį, tai mes tose darželiuose esame netgi irgi atidavę ir jie naudojasi tie, kas nori šitą formą.
Tai palengvina darbą, iš tikrųjų sumažina 50% skirimo to laiko ir daugiau gali skirti laiko žmonėms ir vaikams. Tai tiek apie maitinimo organizavimą. Dabar pirmoji pagalba. Tai Atsiprašau, aš jūsų nesutrukdysiu, nes labai džiaugiuosi aktyviai mūsų klauso ir turim aktyvių karštų klausimų su tai, ką jūs paminėjote dėl valgiaraščių. Jeigu leistume, dabar dar truputėlį stabtelėtumėm. Mūsų klausia dar vis tik tai, nori pasitikslinti, ar gerai suprato, kad Visuomenės sveikatos biuras sudaro perspektyvinį valgiaraštį? Taip, teisingai suprato, tai biuras sudaro perspektyvinį valgiaraštį. Biuras reiškia sudaro. Nes turime specialistą su atitinkamu išsilavinimu. Mūsų kaip ir Privalumas. Tai privalumas, todėl kad savivaldybė gali prisidėti prie sveikatos priežiūros. Tai yra kaip savarankiškoji funkcija, mūsų tarybos nariai tą labai gerai supranta. Ir mes biure turim specialistą su dietisto išsilavinimu. Dėl to mes galime sudaryti valgiaraščius ir galime sudaryti valgiaraščius vaikams turintiems įvairių sveikatos sutrikimų. Nes reikia dar žiūrėti tai, kad pas mūsų istorinis tas vystimasis buvo toksai, kad specialistai, kurie dirbo iki mokyklinio ugdymo įstaigose, jie nebuvo dietistai, be dietisto kvalifikacijos. Taip. Jie buvo bendruomenės slaugytojos arba su slaugytojo aukštuoju išsilavinimu ir jos neturėjo nei kursų, nei nieko, tai todėl buvo priimtas toks sprendimas. Kitoje savivaldybėje gali būti kitaip, nes gali būti taip, kad su dietisto kvalifikacija dirba žmogus toj įstaigoje ir jisai turi tam kompetencijas. Tai sprendimai, kaip ir sakė, 60 savivaldybių skirtingi sprendimai. Tai aš ir sau dar ir užakcentuoju, kad jūsų ta geroji patirtis yra ta, kad jūs tikslingą žmogų turit, jūsų savivaldybės sprendimu, kuris koordinuoja, pataria ir daug funkcijų atlieka, aptarnauja tas jūsų švietimo įstaigas, tas sudarantis perspektyvinį. Ir kitas akcentas, ką minėjo Neringa, tai yra dienos valgiaraščio elektroninė versija, kur belieka tik surašyti vaikų skaičių ir viskas automatiškai susiskaičiuoja. Ir jeigu anksčiau, kada mes perėmėm tą visą ūkį, tai buvo popieriniai labai dideli variantai ir jie pildydavo, aš nežinau, kiek valandų. Dabar jūs modernus. Dabar taip, ir buvo netgi šokas mūsų darbuotojams iki mokyklinių įstaigų ir daugiafunkcių, kada jie perėmė, kad užtenka tik vaikų skaičius surašyti ir korekcija pati pasidaro. Tai užtrunka 10-15 minučių. Ir tą viską galima padaryti netgi nuotoliniu būdu. Jeigu kažkas įstaigoje nesigauna, tai mūsų specialistas biure gali konsultuoti ir tvarkyti ir iš karto gauti vėl tą valgiaraštį. Ir taip pat iš tikrųjų, jeigu darbuotojas susirga, tai ta dienos valgiaraščio funkcija tada pavaduoja dietistas ir irgi išsprendžiamos tos problemos, nes vis dėlto personalas iki mokyklinio ugdymo įstaigos tikrai yra vyresnio amžiaus ir ligos kartais neaplenkia tų žmonių, tai visko pasisako. Aha, bet mūsų vis tiek dar klausia tikslinas, o kas jūsų savivaldybei maitina vaikus tose įstaigose? Ar tai yra privatus teikėjai? Ir jeigu tai yra privatus teikėjai, tai kaip tuomet su tuo valgiaraščiu ir kaip tuomet tvarkytis? Pas mus organizuoja maitinimą pačios įstaigos, yra virtuvės, bet vėlgi, jeigu yra tiekėjas, tai vis dėlto darant viešuosius pirkimus, darant tą pirkimą galima pateikti jau parengtą perspektyvinį valgiaraštį, pagal kurį turėtų rengti, pateikti visas technologinės korteles pirkimui ir tada tiekėjas jau žino, ką jisai turės gaminti ir tada atitikti tuos reikalavimus. Tai čia dėl valgiaraščio tai skirtumo nėra, kas tiesiog jeigu užsakovas, sakysim šiuo atveju savivaldybė, tai jinai gali paprašyti to maitinimo organizatoriaus, kad jie tada sustato perspektyvinius valgiaraščius ir derinasi ir jeigu tinka, tada suderini ir organizuoja taip maitinimą mūsų atveju, kadangi pačios organizuoja maitinimą įstaigos, tai valgiaraščius sudarom mes ir deriname su įstaigom. Gerai, ačiū tam kartą, bet judam prie pirmosios pagalbos. Tai vis dėlto tas išsigandimas dėl tos pirmosios pagalbos yra, aš manyčiau, truputėlį per didelis, nes kaip ir mes pas save rajone, aš naudosiu dabar vadovams pristatytą mokyklų informaciją, mokyklų vadovams,
Tai buvo pateikta informacija, kiek per 3 metus buvo įvykusių įvykių, kurie užfiksuoti įvairūs sužalojimai būtent sveikatos priežiūros kabinete, tai jų yra nedaug. Palyginus, žiūrint, kadangi pas mūsų rajone yra apie 6 000 vaikų su ikimokyklinio amžiaus, tai ir vis dėlto, jeigu mokyklose žiūrint, tai tas skaičius nedidelis, bet aišku pasitaiko tų skaudžių atvejų, kada kartais visa mokykla ar įstaiga pasimeta. Ir mes, ką ir pasiūlėm, nes čia buvo daug teisės aktų paminėta jau prieš tai mes vadovams pasiūlėme šias priemonės, kuris aišku rėmėmės Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis. Tai visų pirma, nuolat stiprinti mokyklos bendruomenės pačios budrumą nelaimingų atsitikimų prevencijos tikslais, toliau detalizuosiu kaip. Suformuoti tą kritinę masę mokinių, asmenų ir mokinių gebančių tinkamai reaguoti nelaimingą atsitikimą, suteikti pirmąją pagalbą ir užtikrinti nuolatinę informaciją apie pirmosios pagalbos organizavimo sistemą mokykloje. Aš duosiu kaip pavyzdį, kodėl tas mokymas labai reikalingas. Pasižiūrėkime, Japonijoje įvyko žemės drebėjimas ir visi žinojo, kaip reikia elgtis, bet tai yra visa ta pasiekmė to, kad jie nuolat buvo mokomi pirmosios pagalbos ir jie buvo susikaupę tos nelaimės metu ir galėjo padėtam artimam žmogui. Tai dabar dėl tos nuolat pasiūlymo nuolat stiprinti mokyklos personalo budrumą nelaimingo atsitikimų metu, tai visų pirma pasirengti tvarkas dėl nelaimingo įvykio metu informacijos perdavimo, pagalbos suteikimo tvarkos. Ir mes buvome sudarę jau iš visuomenės sveikatos specialistų darbo grupę, tie, kurie dirba mokyklose, praktikai, kaip tai turėtų, kurie liečia tuos dokumentus, irgi mokyklos bendrauja su vadovais. Buvo parengtas toks rekomendacinis punktų sąrašas ir kai kurios mokyklos jau jas įsidėgė, bet kitos dar vis diegsis, nes vėlgi priklauso nuo pačios organizacinės kultūros įstaigos. Toliau yra nurodyta, kad vis dėlto darbuotojų saugos ir sveikatą darbe reglamentuojančios teisės aktuose, kad yra mokyklai yra atsakingas paskirtas vadovas už darbų saugą ir sveikatą ir kiekvienas darbuotojas privalo būti supažindinimas su pirmosios pagalbos teikimo instrukcijomis. Taigi kaip ir jeigu žiūrėti į mokytoją ugdymo įstaigoje, tai jo darbą reglamentuoja tai, kad jisai privalo išeiti, praeiti kursus higienos normai dėl pirmosios pagalbos teikimo klausimais, bet tuo pačiu dar ir darbų saugos klausimais jisai taip pat privalo mokėti, kaip ir bet kuris darbuotojas, bet kurio įstaigoje, kaip reikia suteikti tą pirmąją pagalbą. Taigi, kaip ir teisiškai mes turime prie ko prisidėti ir kaip nereikia jokių naujų, sakykime, dalykų išradinėti. Ta mokyklos bendruomenės budrumą vėlgi tikslais, tai mes pasiūlėme, kad kiekvienais metais mokyklos personalo įvesti papildomą instruktavimą apie reagavimą į nelaimingą atsitikimą, informacijos perdavimą, visos tvarkos įgyvendinimą ir iš tikrųjų nereikėtų nieko naujo išradinėti ar naujos kažkokios dienos, tiesiog kai būna priešgaisrinio pasirengimo įvairios dienos, tai galima integruoti ir pirmosios pagalbos elementus. Ir tai yra atliekama iš tikrųjų kai kuriuose mūsų įstaigose, bet ta patirtis tiesiog turi išplisti ir į kitas. Taigi neaplenkia ir tų pačių daugiafunkcinių centrų. Taip pat siūlome, kad su naujais į mokyklą priimamais personalais aptarti ankstesnėme punkte minėtas tvarkas, kurios, sakykime, būtų patvirtintos. Ir taip pat per mokyklų susirinkimus ar vaiko gerovės komisijos posėdžius aptarti įvykusius nelaimingus atsitikimus, atvejus, jų priežastis ir aptarti siūlomas prevencinės priemonės, ar jos gali būti įgyvendinamos. Ir vėlgi, sakykime, naujų tvarkų tai ir trečiai daliai įvesti nereikia, nes yra nelaimingų traumų ir atsitikimų teisės aktai reglamentuojantis mokykloje, kaip reikia jos nagrinėti, tik tais tiek, kad tenais yra nurodyti sunkesni atvejai, kurie nagrinėjami, o tos smulkios traumos nėra analizuojamos. Tai būtent turiu meninę analizuojamos pačioje mokykloje. Tai vėlgi į vaiko gerovės komisijos posėdžius įvesti būtų galima ir šitą dalyką.
Na ir trečioji ta rekomendacija tai yra užtikrinti nuolatinį informaciją apie pirmosios pagalbos organizavimo sistemą mokykloje. Tai mes čia vadovai tikrai labai sutiko ir mes pradėjome šiais metais turime išleisti. Tai kad kiekvienoje įstaigos grupėje būtų stenduose informacija apie pirmosios pagalbos telefonus, kiekvienoje grupėje įrengti nuolatinį informacinį stendą, ar kiekvienam aukšte, ar korpuse, čia jau priklausytų nuo kiekvienos įstaigos. Ir apie pirmosios pagalbos suteikimą nelaimingo atsitikimo metu eigą. Tai tiek užspringimo, tiek apalpimo atvejais, ta, kuria būtų skirta vaikui, mokiniui. Ir kita gali būti informacija, kuri skirta yra mokytojui. Taigi skirtingos tos tikslinės grupės, tai šiuo metu mes jau yra maketavimo darbai, tai šiais metais parengsime įgyvendindami valstybės deleguotą funkciją, visuomenės sveikatos stiprinimo funkciją ir tuo pačiu sustiprindami šitą grandį. Trečia dalis. Specialistų ugdymo įstaigos bendradarbiavimas ir mokyklų sveikatos priežiūros planų rengimas. Tai iš tikrųjų labai paprastai ir trumpai, kad jeigu žiūrėti daugiafunkcinį centrą, tai atsižvelgiant į patvirtintus normatyvus valstybės ir savivaldybės lygmenių, tai mes turime vieną specialistą, mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, kuris pagal jau patvirtintus ministro, šiuo atveju švietimo ir sveikatos ministro funkcijas, jis atlieka jas įstaigoje. Ir kitas specialistas, kuris buvo paminėtas ir kolegės, tai buvo visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas. Tai būtent pagal atskirus susitarimus su įstaiga yra sudaromi planai ar susitarimai, nebūtinai tai gali būti planas, susitarimai, kada visuomenės sveikatos stiprinimas, kokia tema, kokia forma jisai atvyksta į ugdymo įstaigą ir ten suteikia paslaugas. Tai iš esmės turime mes 2 žmonės, kurie šitam daugiafunkciniam centrui padeda. Ir jeigu žiūrėti apie įstaigos veiklos planą, tai vis dėlto mes laikomės rajone, kad sveikatos priežiūros planas tai yra ne specialisto individualus veiklos planas. Ir vis dėlto tas sveikatos priežiūros planas įeina į bendrą įstaigos planą ir jame turi atsispindėti visų sektorių, visų tos įstaigos darbuotojų indėlis į sveikatos priežiūrą ir tai neturėtų būti numatytos tik tais vienkartinės akcijos ar iniciatyvos, ar naujos iniciatyvos, bet visa tai, kas yra daroma ir galima tikrai pasinaudoti ir sveikatos mokymų lygų prevencijos centro informaciją dėl siūlymų dėl sveikatos stiprinančių mokyklų pateiktom rekomendacijom. Ir aišku, numatyta ta partnerystė ir jeigu daugiafunkcinis centras jisai planuoja veiklą bendruomenėje, sveikatos tema, tai jisai susiderinę su visuomenės sveikatos biuru ir gali įsidėti savo planą ir aišku šitas veiklas daryti. Mes asmeniškai iš tikrųjų nesam matę daugiafunkcinio centro plano, nes tai jau yra įstaigos vadovo, jisai teikia jau savo koordinuojantiems žmonėms. Tai, bet vis dėlto vienintelė tiesa yra tai, kad tas plano parengimas, vis dėlto procesas priklauso nuo pačios įstaigos organizacinės kultūros. Vienu atveju tai būna taip, kad, sakykime, specialistas parengia projektą ir pateikia įstaigos vadovui ir tada vadovas aptarė su kitais darbuotojais ir tada tvirtina. Kitu atveju organizuojamas bendras mokyklos bendruomenės susitikimas ir visi kartu rengia planą, nusimato prioritetus, kur reikia dirbti. Taigi, kitu atveju galbūt specialistas parengia ir jeigu ta sveikata netaip yra vertinama to įstaigoje, tai atiduoda tą planą ir tas planas tiesiog yra įdedamas prie bendro įstaigos plano. Taigi viskas priklauso nuo to, kokia yra istorija to plano rengimo, kaip yra numatyta. Taigi tiek trumpai tame. Ačiū. Tas planas yra taip pat labai mums svarbus, nes toj Kaune mūsų vykusioje diskusijoje irgi girdėjom, kad jisai specialistas su mokyklos atstovais ar švietimo įstaigos atstovais ir nesusitinka ir nemato ten jie tų planų, mes nebijom taip atvirai įvardinti tas praktinės bėdas. Tai ar gerai supratau, kad jeigu mokyklos ar daugiafunkcio centro atstovai, klausimas kyla, kas turėtų būti pirmas?
labiausiai atsakingas ar labiausiai suinteresuotas iš jūsų pasakojimų, lyg tai gali, kas yra iniciatyvus ir sako, ar mokykla, specialistai, aš tavęs negirdžiu, ateik, mes turim pasiruošti bendrą planą. Ar specialistas gali sakyti, atvykau į įstaigą ir mes turim kartu susėdę ruoštis? Tiesiog teisiškai yra apibriešta prie specialisto funkcijų, kad jis turi dalyvauti plano rengimo projekte. Plano projekto rengime. Bet kaip ir sakiau, ta kultūra organizavimo yra skirtinga. Bet kuriuo atveju visose įstaigose tie planai yra. Tik tais klausimas, kaip tie planai tenais atsiranda. Ir jeigu specialistas, jisai nuėjęs pas vadovą, pasako ačiū ir padeda į stalčių, tai tada gali paskui ir prisiminti ar neprisiminti, kad iš vis specialistas buvo ir atėjęs. Gali ir taip atsitikti. Taigi ta kultūra yra skirtinga, bet aišku, mes tai siekiame tai, kad sveikatos specialistas inicijuotų, nes jisai žino problemas, jisai pateikia jas mokyklai, po tų profilaktinių patikrinimų gavimo jis padaro analizę, pateikia įstaigom ir remiantis juo jis daro plano projektą. Plano projektas pas mūsų yra ir stipriosios, ir silpnosios pusės surašomos, ir uždaviniai tų metų, ir tikslai. Ir visuomenės sveikatos biuro specialistas, kuris atsakingas už šitų specialistų koordinavimo veiklos, jisai juos peržiūri, patikrina, tada duodamas yra mokyklos vadovai ir tada jau vyksta tas procesas, tas skirtingas tenais to įstaigoje. Ir bent jau aš, kai gaunu jau suderinimui tuos planus, nes šiuo atveju susideriname mes, tai aš matau vadovo parašą ir kad jisai buvo pasižiūrėjęs. Formaliai tai, žiūrint švietimo įstatymo 59 straipsnį, kur yra įstaigos vadovo kompetencija, tai vadovas vadovauja švietimo įstaigos strateginio plano ir metinių veiklos planų, programų rengimui, jos tvirtina, vadovauja jų vykdymui. Tai iš tikrųjų yra atsakingas įstaigos vadovas, o kas tas lyderis, tai vėlgi, kai kur tas, bet atsakomybė yra vadovai, koks yra vadovybės požiūris, tai toks ir bus planas. Aš tiesiog plano vykdymas. Dar irgi norėčiau pridėti, kai pačioje pradžioje 2004 metais buvo kalba, kad įstaigos vadovas gal ir nežino ir negali numatyti sveikatos priežiūrai, ko reikia, tai mes irgi į 2 ministrų įsakymą įdėjom prievolę sveikatos priežiūros specialistui dalyvauti šitame rengime. O kaip praktiškai gyvendinama, tai vėl iniciatyva, iš kurio pusės turi ateiti. Turbūt nesvarbu iš kur, svarbu, kad tai nebūtų tik formalumai, kad veiksmas vykstų. Tai mes galim sakyti daugiafunkcių centrų atstovams, kad būkit ryžtingi ir ieškokite, eikite į priekį. Prieš, tęsiant mūsų diskusiją, aš labai noriu pasidžiaugti, kad mes vis išlaikom klausytojus, turim prisijungusių prie mūsų vaizdo konferencijos apie 55 prisijungimus, o žmonių gal ten ir krūvelėm mūsų klauso arba žiūri. Tai labai ačiū sakau prisijungusiem ir kviečiu dar išnaudoti mums likusi pusvalandį šitai diskusijai ir dar ar paklausti, ar sureaguoti, ar bendrai pateikti savų įžvalgų. Na ir grįžtu prie klausimų. Mūsų vis tik dar klausėt dėl tų valgiaraščių. Ar visoms įstaigoms perspektyvinis valgiaraštis sudaromas vienodas? Valgiaraščiai skiriasi, nes skiriasi dienos, kada gali tiekėjas pristatyti tam tikrus produktus įstaigose, tačiau jie daugmaž yra vienodi, panašus, nes pas mūsų įvedant perspektyvinį valgiaraštį buvo įvesti privalomai 2 garnyrai, 2 tipų garnyrai. Ir taip pat visą laiką būdavo įvestas vienas vaisius. Tai dabar pasikeitus ministro įsakymui, tikrai to mokyklom nėra šoko jokio įstaigom, tai jos turi tą valgiaraštį, gali naudoti ir toliau. Tai kai kuriuose įstaigose skiriasi vakarienė, kai kuriuose skiriasi sričiai. Taigi turime apie 10 iki mokyklinio ugdymo įstaigų, tai 10 ir darome ir nešame krūveles dokumentų. Ačiū. Jūsų klausant atrodytų, kad jūs ten Klaipėdoj labai jau susiklausę
labai konstruktyviai ir gražiai bendradarbiaujat. Visko pasitaikė. Žinoma, kitaip būtų turbūt irgi kraštutinumai gal. Tai greit, aš taip spėju, kad jūsų paslaptis tų gero veikimo yra jūsų susiklausimas ir bendras veikimas. Taip, tai be švietimo skyriaus, be mokyklų vadovų, šiuo atveju be darželių vadovų galbūt tiksliau, tikrai niekas nebūtų įvykę ir pavyzdžiui, daugiafunkcinio centrų vadovus tikrai irgi susitinkam. Per metus tai tikrai vieną kartą aš asmeniškai susitinku, bet specialistai dažniau ir perduoda tas visus norus ir pagalbos prašymus ir bandom padėti, aišku. Dar turim pastebėjimą tokį, tai iškart reaguojam. Klausia, kokias problemas gali žinoti sveikatos specialistas, jei jis gali atvykti tik tai kartą per mėnesį į švietimo įstaigą. Tai nereikėtų prisirišti prie to karto per mėnesį. Dar kartą, ir mūsų tvarkoje patvirtintai savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta, kad yra sudaromas tas planas specialisto. Yra planiniai atvykimai, tai sakysim, pagal pareigybių normatyvą, ten kartą per mėnesį, kartą per savaitę, priklausomai nuo vaikų skaičiaus. Bet jeigu yra noras, yra pageidavimas, jis gali atvykti ir kiekvieną savaitę. Tada derina, žiūrim. Kitose mokyklose gal yra mažesnis poreikis ar daugiafunkciam centre. Čia vėlgi reaguojam. Reaguojam į vadovo pastebėjimus, reaguojam į atsiradusias problemas, visada susiriša su biuro direktorė vadovas. Ir čia nėra taip, kad bet yra toks reglamentas ir viskas yra keičiama. Kalbam per bendrus švietimo skyriaus pasitarimus, kviečiamės atskirai vadovus, kviečiame specialistus. Čia yra procesas ir jeigu jūs paklaustumėt įstaigų vadovą, aš tikrai tikiu, kad jie sakys, kad yra problemų. Mes ir pačios matom, kad yra problemų, bet toks gyvenimas. Gerbiama Laima, jūs labai, aš galvoju, kad ir man pačiai, ir mūsų klausytojams gali kilti tokia mintis. Bepigu jums ten Klaipėdai, kai jūs jau taip pat turite tą tokį branduolinį užtaisą. Bet jūs pati esate Lietuvos savivaldybių asociacijos sveikatos reikalų komiteto narė. Tai reiškia, kad jūs susitinkat ir su kitų šalies savivaldybių atstovais, aptarėt aktualijas. Tai mano klausimas būtų gal toks dvejopas. Vienas, ar jūs aptarinėjat šituos klausimus šitam komitete, ar kyla ir kitoms savivaldybėm tokių klausimų? Ir aš įsivaizduoju, kad mūsų daugiafunkcių centrų atstovam arba kad ir biurų darbuotojams gali sakyti, kad čia mūsų pačių kartais neužtenka tų žingsnelių į savivaldybę ar pasikreipimų ar paprašymų. Čia greičiausiai noris tokio irgi sutelktumą ir ar gali čia tuomet aktyviau kažkaip įsiterpti ir, sakykime, vietos savivaldybės ar administracijos darbuotojai ir politikai. Ar jūs matot tokių galimybių kažkaip dar aktualizuoti kitam tam lygmenį irgi tą tematiką? Taip, nagrinėti galima. Aš pati irgi konsultuoju daugelį savivaldybių. Per savivaldybių asociaciją teikiam įvairius pasiūlymus tiek sveikatos ministerijai, tiek švietimo, tiek kitom institucijom, bet aišku, turi labai būti geras susiklausimas, įdirbis su vietos politikais. Aš labai džiaugiuosi, kad aš dirbu Klaipėdos rajono savivaldybėje, jau 10 metų administracijai ir tikrai visada pavyksta susitarti, politikai tikrai supranta problemas ir dabar yra jau valstybės deleguota funkcija, bet su nepakankamu finansavimu, kai nebuvo visiškai numatyta iki mokyklinės įstaigos, tai vėlgi mūsų politikai deda žingsnį, deda lėšas, kad būtų užtikrinta taip, nenaikinant etatų, vėlgi žiūrint, kad laukiant gal bus geresnis finansavimas, bet tiesiog užtikrinant tam pačiam lygmenį, kaip ir buvo. Vėlgi pavyko susitarti, kad ir būtų specialistas su dietistų išsilavinimu biurų. Tos klausimus mes apsprendžiam. Aišku, tai nėra lengva, dažnai ir pasipykstam, bet tikrai labai džiaugiuosi mūsų politikų požiūriu. Ir kokios bebūtų kadencijos, visi yra geranoriški, bent jau vaikų sveikatos atžvilgiu.
O ar matytumėm kokių perspektyvų, kaip aktualizuoti ir kitose savivaldybėse, nors žingsnelį kokį, kad irgi būtų to tokio palankumo ir... Aišku, būtų galima, bet vėlgi reikėtų galbūt plačiau nagrinėti ir pačios savivaldybės asociacijai, vėlgi šviesti politikus, bet, vėlgi, politikam gal labiau dažniau rūpi, sakysim, tie tokie ūkiniai reikalai, kurie labai greitai matosi, o sveikatos reikalai ir ypač visuomenės sveikatos, jų rezultatai pasimato žymiai vėliau. Yra sunkiau, bet jie yra įmanoma, nors dabar daugiausia matau, kad turbūt labiausiai turėtume padirbėti su sveikatos apsaugos ministerija, nes yra labai daug teisės aktų, kurie jau šiandien nebetitinka esamos situacijos, būtina keisti, nėra pareigybių normatyvų, sakysim, dėl sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Vėlgi finansavimas netitinka nustatytų pareigybių normatyvų vyriausybės nutarimų, yra tokių niuansų ir čia turbūt turėtume daugiau rasti sąlyčio, to labiau, kad yra du lygmenys, tai valstybės ir savivaldybių ir mes turime rasti bendrą kalbą, kaip ten bebūtų sunku, bet, sakyčiau, yra pakankamai sunku ir su pačia ministerija kalbėtis. Na, iššūkių turim visi, Taip, tiek bendradarbiavime vietose, matyti švietimo įstaigose, tiek ir tarp nacionalinio lygmens institucijų. Tai mus irgi paantrina ir turim tokią nuomonę, kad manau, kad Klaipėdos patirtis turėtų būti taikoma visose savivaldybėse, bet čia reikia aukštesnių institucijų pagalbos. Tai tokia irgi viena reakcijų. Na ir dar reaguoja, klausdami, gal gali pamatyti jūsų tuos valgiaraščius pavyzdžius. Tai ar jūs būtumėte atviri tiesiog tokiam praktiniam dar bendradarbiavimui, jeigu norėtų jūs ar pakalbinti atskirai, dar kreiptųsi jūs, paklaustų konsultacijos, ar paprašytų ten parodyti savo pavyzdžius ar dokumentus, kuriais jūs vadovaujantis ir norėtų savivaldybės dar atnaujinti savo, ar jūs būtumėte atviri tokiam dar bendradarbiavimui, pasidalijimai? Taip, žinoma, visada konsultuojam, sakom ir stengiamės, kad ir būtų į tuos valstybinius teisės aktus daromi panašus pokyčiai. Bent jau pasiremiant mūsų savivaldybė yra ir kitų savivaldybių, kurios turi kitokią patirtį, irgi gerą patirtį, tai tom patirtimi reikėtų žiūrėti, kaip yra praktiškai, nes vis tiek kitaip nebus. Praktika turi derinti su teorija, teisės aktai irgi, bet tas mechanizmas yra pakankamai sunkus. Reikia rasti, sakysim, aukštesnėse institucijose bendrą sutarimą, dar ir su teisėkūros institucijom, tai yra Seimu, kur turi būti irgi eilė teisės aktų keičiama. Bet šitoj srityje yra kelias nelengvas, politikai keičiasi, strategijos irgi. Bet irgi norėčiau priminti dar Gandžio posakį, kad jeigu nori pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs. Tai vadovaujantis šituo ir atsiranda tie geri pokyčiai. Tai su tokia labai gražiu jūsų palinkėjimu aš dabar sakau, kad mes jau tokių praktinių klausimų nebekeliam ir dabar jau kvieščiau gal tokiam pabaigos žodžiui, įžvalgom ar mintim, ką mes galėtumėm dar pabaigai pasakyti. Ir kreipčiausi ir į projekto vadovę, nes turėjom dar tokį užklausimą, kurio aš nepagarsinau, bet jis buvo toks labiau apie daugiafunkcių centrų, perspektyvą, ką dar gali projektas pasiūlyti, kas dar laukia, ko dar gali tikėtis daugiafunkcijai centrai iš projekto. Tai jeigu galėtum, Giedrute, trumpą anonsą daugiafunkcijam centram, kas dar planuojama ir tuomet jau pabaigos žodžiai. Tai mūsų projektas kaip ir finišo tiesiąją pasieks kovo viduryje, bet iki to laiko dar yra aibė darbų, kuriuos reikia padaryti. Šita vaizdo konferencija buvo viena iš 2, kurias mes įsipareigoję, suplanavę padaryti. Džiaugiamės, kad aptikome tokią aktualią temą ir antrąją konferenciją, kuriai dar temos nesame išsigryninę, bet greičiausiai, kad norėsim iš tikrųjų pasižiūrėti ir atsižvelgti į tai, kas yra aktualu ir reikalinga patiems daugiafunkciams centrams. Kitos veiklos
ar kur dar būtų galima įsijungti, dalyvauti. Tai mūsų dar laukia pora daugiafunkcių centrų tinklo susitikimų. Mes jau tokius esame organizavę porą. Jie tradiciškai vyksta Kaune, tarkim, vidury Lietuvos, kur iš bet kurios pusės būtų patogu pasiekti. Ir į juos renkasi daugiafunkcių centrų žmonės tiek iš projekte dalyvaujančių ar labiau aktyviai įsitraukiančių, tiek iš naujai besikūrenčių centrų, vien tik tam, kad būtų galima susitikti, pasidalinti patirtimi, pasidalinti iššūkiais ir galbūt pasižiūrėti, kokius sprendimus randa kolegos. Tas yra naudinga ir kiekvieną sykį mes irgi bandome užčiuopti tą aktualią temą, pasikviesti ekspertų, specialistų, kurie galėtų padėti ir kartu panagrinėti. Tai artimiausias toks renginys, susitikimas būtų lapkričio pabaigoje. Tikslę datą greičiausiai, kad informuosime šios savaitės pabaigoje, bet tema jau aiškėja, jau ryškėja ir šioms tik tai būtų socialinės paslaugos daugiafunkciuose centruose, tos socialinė veikla, socioedukacinė veikla, skirtumai, sąlygos tam reikalingos ir iššūkiai problemos kylančios susijusios su tuo. Tai tą reikėtų turėti galvoj. Kitas dalykas, tai turime į mūsų būrį įsiliejusias naujas 8 savivaldybės ir šiuo metu jau atitinkamai vyksta susitikimai su tomis savivaldybėmis ir daugiafunkciais centrais ir gruodžio-sausio mėnesiais mokymo kursai tų centrų, sakykime, darbuotojams arba tų centrų bendruomenių atstovams ar savivaldybių, kuriuose veikia tie centrai, administracijų darbuotojams, irgi įtraukiant ir juos, atsakingiams už daugiafunkcius centrus. Ir paraleliai dar dirbame su dokumentais, vis dar dirbame ir dailiname daugiafunkcių centrų koncepciją, tikriname, žiūrime, kaip tos mūsų pirminės mintys atitinka realybę, nes su pirmąja daugiafunkcių centrų grupė turėjom gerą progą išbandyti, kaip veikia tie mūsų principai, kaip jie pasiteisina, pasitvirtina. Ir čia greičiausiai Laimutė galėtų pasakyti, kaip. O kitas dalykas, kuris irgi jau pradėtas rengti, tai yra praktinis vadovas daugiafunkciams centrams, tai yra labai praktinis dalykas, kuris rekomendacijų tokių rinkinys, kuris turėtų padėti kasdienėje veikloje daugiafunkcio centro darbuotojui ar jo vadovui. Tai svarbiausia greičiausiai, kad dalykai, bet iš kitos pusės labai daug kas priklauso ir nuo pačių daugiafunkcių centrų, nes mes bandom sekti ir tą liniją, sakykime, ar tuo keliu, kurį nubrėžėte jūs mums. Su savo klausimais, su savo problemom, su savo išsakomais nerimais ar džiaugsmais, bandom reaguoti ir žiūrėti, ko reikia, į kokią sritį apimti, ką sutvarkyti, nes tik taip dirbant čia ir dabar ir ieškant atsakymų į dabar kylančius klausimus, mes greičiausiai, kad ir galima geriausiai padėti jums. O jeigu tai jau savotiškas pabaigos žodis, tai man tik vienintelė mintis. Daugiafunkciai centrai, su kuriais jau porą metų dirbame, jau iš savo patirties gali pasakyti, kiek daug reiškia tas mūsų vadinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas arba tiesiog skirtingų žinybų, skirtingų sričių bendradarbiavimas. Ir man atrodo, šita vaizdo konferencija irgi yra vienas iš pavyzdžių, kaip galima išsiaiškinti ar spręsti problemas, ar pradėti tiesiog kalbantis apie jas. Tiesiog dalinantis informaciją ir kaip galima eiti tolyn. Ir taip, bendradarbiavimų greičiausiai arba tų vadinamų tiltų tiesimų, kaip mes tarpusavį vadinam, ir yra pagrįsta mūsų projekto idėja ir tai yra ta mintis, kuria vadovaujasi daugiafunkciai centrai. Tai tikimės, kad tų klausimų, kurie su šios dienos tema visuomenės sveikatos priežiūra dabar kils mažiau, arba tie klausimai, kurie jau buvo kėlę, jau į juos atsakymų didesnę dalį žmonės ras. Ir jeigu turėsite kokios nors kitos ryties klausimų ar problemų, tai mes mielai pakartosime tą vaizdo konferenciją, kita tema, su kitu ko gero būriu žmonių, ekspertų, specialistų. Bet
pabandysime ateiti pagalbą jums. Ačiū. Prisiminiau dabar, sakai, jeigu mažiau klausimų. Vienoje savivaldybėje, kurioje paskutiniu metu man teko lankytis, vietos politikai, keli, kurie dalyvavo renginį, sako, dabar labai blogai, daug klausimų mums sukėlė, bet iš kitos pusės labai gerai, klausimai mus veda pirmin. Jų vis kyla ir kyla ir kyla, tai reiškia eini pirmin. Tai dar kviečiau tada norinčius ir galinčius tai pabaigos žodžiai tokiam. Gal jeigu galima būtų, buvo paminėta, kad daugiafunkciniai centrai, tai iš to pačio žodžio, tų funkcijų daugės, tų paslaugų daugės. Tikrai vėl iškils klausimų dėl kažkokių leidimų, dėl dokumentų kažko reikia. Tikrai norėčiau pasakyti, kad visuomenės sveikatos centrai, kurie išduoda, yra valstybiniai funkcijai vykdyti įsteigti centrai, išduoda leidimus. Viena iš šių funkcijų yra konsultacijos. Tai tikrai nereikia bijoti, jeigu plėsis paslaugos, kaip paminėt, socialinės ar dar kažkokios. Tai prieš plečiant paslaugas, kreipkitės konsultacijos, tikrai turėtumėte gauti. Jeigu jau negausite, kreipkitės į sveikatos apsaugos ministeriją. Jeigu kalbam apie visuomenės sveikatos priežiūrą, kreipkitės į savo savivaldybę, kuriai pavesta vykdyti tam tikras funkcijas. Ir jeigu nerandate atsakymo savivaldybėje, sveikatos apsaugos ministerija pabandys padėti rasti tą žmogų, į kurį reikėtų kreiptis. Tai tiesiog ir palinkėjimas ieškoti, o beieškant ir rasti. Aš norėčiau tiesiog atkreipti dėmesį į tai, kad švietimo įstaigos transformuodamosi prisima vis daugiau naujų funkcijų. Ir aš norėčiau palinkėti visiems vadovams, kurie galbūt laiko save mokyklų direktoriais ar mokyklų direktorių pavaduotojais, vis tik tai labiau atsiverti ir priimti tą iššūkį, kad naujos funkcijos, naujos pareigos ir nauja atsakomybė neišvengiama. Ir tą suvokus, matyt, lengviau yra ieškoti talkos šalia, kur tikrai šalia yra, ir tas tarp institucinis bendradarbiavimas išties yra mūsų įsigelbėjimas. Tai drąsiai, atvirai priimti iššūkius ir ieškoti talkos. Aš tai norėčiau pasakyti, kad šiuo atveju daugiafunkciniai visuomenės sveikatos centrai apibendrindama yra, kas liečia visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas. Aš skaitau, kad jie yra laimėtojai, lyginant su kitom ugdymo įstaigom. Nes kaip ir vienoje iš skaidruolių minėjau, kad jie turi šiai dienai vieną specialistą nuolatinį, kad ir kokia maža etato dalelytė, bet jie ir turi visuomenės sveikatos stiprinimo specialistus, kuriems tik pasakęs savo nuomonę, pageidavimą, jie iš karto gaus tą pagalbą, kurios jiems reikės. Aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų tokios irgi diskusijos prie apvalaus stalo, tos vaizdo konferencijos, būtent šiuo atveju su sveikatos specialistais yra tikrai labai naudingos ir manyčiau, kad ateityje gal kažko panašaus reikėtų su kultūros specialistais, nes tai irgi viena iš mūsų labai svarbių funkcijų. Tuomet beliktų padėkoti jums visiems už šios dienos dalyvavimą. Nuoširdžiai dėkojam ir visiems, kurie dalyvavo mūsų konferencijoje prisijungdami. Ačiū tikrai už gausius ir klausimus, ir reakcijas, ir išsakytas mintis. Ir irgi kviečiu mūsų bendradarbiavimą neužbaigti sulig šituo mūsų susitikimu. Tai daugiafunkcijų centrų atstovai yra taip vadinamam tinkle. Mes turim tokį elektroninį tinklą, kur vieni su kitais bendrauja ir mes kartu patarpininkaujam ir pabendradarbiaujam. Mes turim tinklą tam tikrą ir savivaldybių administracijų darbuotojų, kurie vietose kuruoja daugiafunkcijų centrų klausimus ar net ir neformalių vaikų švietimo klausimus. Tai kviečiu vėlgi irgi išsakyti savo nuomonės, dalintis įžvalgom. Na ir belieka tik tai visus mus pakviesti gyvam susitikimui. Lapkričio 21-23 dienomis Litexpo yra organizuojama didžiulė švietimo bendruomeniai ir ne tik švietimo bendruomeniai skirta paroda Mokykla be sienų. Mokykla be sienų tai šiandien irgi kalba apie tai, kad be sienų nei tarp sričių,
nei tarp geografinių sienų, nei tarp kitų sienų. Tai 21 dieną yra planuojama irgi diskusija daugiafunkcių centrų klausimais, kur vėlgi mūsų akcentai yra tarpžinybinis, tarpsektorinis bendradarbiavimas tiek su sveikatos klausimais, tiek su labai aktualiais klausimais socialinės srities, tiek, kaip Laimutė sakė, ir kultūros sritis, ir kitos sritis. Tai ačiū už konferenciją.